Sveikos merginos, su jumis Oksana Serafim ir šiandien, kaip ir matėte, pasižiūrėsime jūsų vyrukus, buvusius, esamus, galėsite pasižiūrėti saviškius, galėsite pasižiūrėti kažką iš praeities, taip. Tai va, ir pasižiūrėsime šiandien jo mintis ir jausmai, sekančiam bus video būrime planai ir veiksmai. Išskiršiu, nes būna įvairių situacijų, būna, kad vienaip galvoja, kitaip elgesi, tai va, galėsite sekančiam video būrime dar papildomai pasižiūrėti, ką jie ten planuoja ir kaip jie iš tikrųjų elgsis. Kaip visuomet sakau, individuali informacija, tai individualiuose konsultacijose būna daug gilesnė, tikslesnė, ten viską išnagrinėja, bet čia galėsite bent jau bendrai susižiūrėti, bendrai susidėlioti, kas ten pas jį galvoje, taip, kas pas jūsų vyriškius galvoje ir širdyje. Taip, 5 pozicijos šiandien, 1, 2, 3, 4, 5, tikiuosi mane puikiai girdite, nes mikrofoną palikau Vilniuje, šiandien aš iš namų dirbu, taip. Ir visi laiko kodai bus po video ir prisekti pirmajame komentare, galėsite pasirinkusios poziciją pereiti į tą laiko kodą paspausti ir atsidursite savo pozicijoje, taip. Bet šiandien, kadangi 5 pozicijos, galite pasirinkti gal netgi ir kokį porą vyrukų, tai va čia va jūsų nuožiūra. Gerai, mielosios, taip. Porą kartų įkvėpkit, iškvėpkit, pagalvokit apie partnerį. Ir kai būsite pasiruošusios, pasirinkite poziciją, galėsite pereiti. O aš pradedu nuo pirmos pozicijos. Gerai, vienetukės merginos. Pasižiūrėkime, ką jūsų vienetukai vyrai apie jūs galvoja ir ką jaučia. Pasakau iš karto, signifikatorių nedėsiu, dėl to ir sakau, kad išjaustumėt, tai pajustumėt, kad tikrai pasirinkote į savo poziciją. Jeigu jaučiate, kad ne mano pozicija, ta prasme ne jūsų pozicija, taip, tai tuomet arba dar kartą sustokit, vėl pasirinkite poziciją, arba tada jau reikėtų individualiai, nes gali būti, kad šiandien jūsų pozicijos nėra. Parašykite komentaruose, tada žinosiu, kad galima bus ateityje dar pakartoti šitą temą. Gerai, na kągi, atsipalaiduokit, pagalvokite apie savo vyrukus. Taip, ir žiūrim, ką jis apie jūs galvoja, būtent apie jūs. Ką jis apie jūs galvoja. Kažkaip mintis pas jį iš viso nuklydusios nuo jūsų tolin į darbus, į veiklą, į kažkokias problemas, jam ten kažkaip tai nesigauna kažkokios problemos, jam gerai ten šandarachnijo, mano mėgstamas žodis, gerai šandarachnijo, žinokite, pagal likimą, matyt kažkada buvo pridirbęs, arba praleidęs, arba pražiopsojęs, arba sąmoningai, nesąmoningai pridaręs klaidų ir dabar jisai ne apie jūs galvoja, o jisai dabar turi išspręsti klausimus susijusius su finansais, su darbais, su kažkokiais reikalais. Nes dabartinė destruktyvi ir tokia sunkoka pozicija pas jį. Taip pat ten reikalai, sunkus reikalai, kažkokios problemos yra iš viršaus. Ir tik dėl to, kad jis kažkada labai lengvabūdiškai elgėsi ir vaikščiojo, žinot, kai būna, nusakoma, tas ant peilio ašmenų. Taip? Gerai, o apie jūs jis kažkada pagalvojo, nepagalvojo? Šiaip tai, žinokit, mielosios, jis dažniau galvoja apie save. Daugeliu atveju merginos pasirinkote kažkurį buvusį. Nes jis, galvodamas apie jūs, gailisi kažkokių tokių jaukių šeimyninių santykių, tokių reikalų ir supranta, kad aš tai praradau. Nebent kai kurios merginos žiūrite į savo partnerį, kuris yra išvykęs kažkur į komandiruotę ir tada ilgisi jūsų, bet ten šiuo metu pas jį dabar mintise tikrai ne jūs, o kažkokios problemos. Bet kai prisimena, iškart jaučiu, kad yra toksai kaip ilgesys, dar prieisime, ką jisai jums jaučia, bet mintise jisai pergyvena dėl to, kad turėjau ir nebeturiu. Gerai, tu supranti, kad dėl ko tu neturi. Žinokit, elgiasi biški vaikiškai, nes galvoja, kad neturi dėl to, kad aplinka kalta, visi kalti, jisai ten dėl kažko negalėjo, kažkas jam nepavyko, žodžiu, visi kalti išskyrus jį.
Tai vat jūs pačios dabar galite žinoti, kas atsitiko. Pas kiekvieną iš jūsų, jeigu jį į darbą iškvietė kažkur, jį ten kažkokius, sakysim, komandiruotę, į kažkokius tai labai svarbės, kažkokias ten situacijas, į darbą, ten ir reikalus, tai tada jo suprantu, kad nieko negaliu padaryti, turiu atidirbti tą darbą ir, kaip sakoma, aplinka kalta. Bet jeigu jūs tiesiog žiūrite į savo buvusį ir jisai niekur nėra labai toli išvykęs ir tuo pačiu metu jisai jau kaip ir jau ne su jumis, tai tada jisai tikrai nesigėlė dėl to, kad kažką yra pridirbęs ir visi kalti, jūs kalta. Tai pasižiūrėsiu. Aš žinot ką, gudruolis, jūsų jisai nekaltina, jis labiau kaltina situaciją, sąlygas, nors iš tikrųjų pasąmonėje jaučia, kad jis kažką netaip yra padaręs. Jaučia, bet pripažinti nenori. Gerai, o ką jisai jums jaučia, širdyje, ką jaučia? Kai tik pradedu klausinėti, ką jisai jaučia, iš karto šalia minčių apie jūs, iš karto tokia šiluma, jaukumas, gera, komfortiška, malonu, taip pat norisi, atsipalaidavimas, kai namuose, kaip sakoma, šilta, gera, skanu, komfortas, ką dar jauti. Tai jeigu jisai išvažiavęs, tai turėkite omeny, kad ilgisi. Jeigu čia yra jūsų buvęs, tai suprantat, kad jau viso to nebeturi. Jau praradęs ir praradęs su visam. Jeigu jisai yra jūsų partneris, dabartinis, išvykęs, tai tikrai ilgisi, supranta, nori greičiau ir negali, bet nori pas jūs greičiau atvykti, pasiilgėsi visos to šilumos, jaukumo, toj pažiūrėsiu, ar myli ar nemyli. O jeigu buvęs, viso šitą irgi ilgisi, bet supranta, kad viskas jau šaukštai po pietų ir jis daugiau nieko negali padaryti. Gerai, tai myli ar nemyli, kaip tu čia dabar? Jeigu čia esamas, tai jūs jam svarbi ir jūsų prarast nenori, ir jeigu reikės, stengsis, kad neprarastų. Jeigu esamas ir tolėliau ir jaučiate, kad atitinka tas, kad šiluma, jaukumas, pasiilgsta, greičiau namo nori atvažiuoti. Tai tada mintise, kad niekam neatiduosiu, man gerai iki grabo lentos, jinai bus su manimi. Gerai prasme, taip. Jeigu čia yra buvęs, jis labiau skanuoja ir jaučia tai, kad ką yra jis pats praradęs, jam savęs labiau gaila, jis labiau save myli negu jūs. Jam gaila ne jūsų, o savęs. Ir yra šioks toks pavydas, kad galbūt jūs ten geriau gyvenate be jo negu su juo. Jam tai dabar nekomfortiška, o jūs ten gerai gyvenat. Tvarkoj, dar pažiūrėkim, dar gal kažką jaučiam. Ne, daugiau kažkokios papildomos informacijos nėra. Tik tai dėl buvusioje, merginos, sekantį dar video būrimą pasižiūrėkit gerai, kur bus, kad sakiau, planai ir veiksmai. Nes pas jį yra dar, jaučiu, kad pas jį yra vis dėlto tokia, kaip tokia, mintis, kad gal reikėtų kažkaip pasirodyti ir bandyti su jomis susitaikyti. Bet ten jinai taip jau ten nežymiai šviečia, kad reikės dar, sakau, po savaitės, tikriausiai kitą savaitę filmuosiu, tai po savaitės pasižiūrėsim ir matysim, kaip čia pas jūs reikalai eina. Tai čia apie tą buvusį. Jeigu esamas, tai jaučia, kad jam šiek tiek gerai pasisekė, jam patinka. Jam patinka tai, ką jisai turi. Tik šiuo metu jisai labiau fiksuojasi į darbo reikalus ir ateities. Jeigu esamas ir, kaip minėjau, kažkur komandiruoti arba labai darbais apkrautas, tai jo širdyje jam yra ir suvokime, kad jam pasisekė, taip, kad turi jūs, jam su jumis gera, kažko keisti nenori. Ir jaučiu tokia grinai širdyje, kad tikrai prie jūsų prisirišęs, jau galima tai pavadinti meilė. Nes moterų ir vyrų meilė kitokia, tai skanuojant jį kaip vyriškį ir vertinant jo jausmus mūsų kalba, galima sakyti, kad myli. Tai dar kažką parodys jums.
Ne. Jums tiesiog rekomenduojama, kad jūs labiau dabar savo reikalais užsiimtumėt. Ir jeigu tai buvęs, tai būtų gerai, kad jį paleistumėt ir energetiškai netgi atsiryštumėt, nes beje, kažkas iš jūsų merginų buvusios arba esamos jį galėjote ir negražiais veiksmais prie savęs pririšti. Va ten rekomenduoju, kad gerai būtų atrišti. Tai va, kad nebūtų. Ir jeigu tai yra buvęs, tai irgi būtų gerai, kad energetiką atjungti. Paleisti jau jį, nes rodo, kad pas jūs dar tas ryšys yra, o jisai yra ir mielosios ir jums nenaudingas. Jam tai ten zin, jeigu čia buvęs. O vat jums, kad jūsų finansai ten neįtų, kad jūsų energija jam neįtų, kad jūsų pinigai eitų jums, ne jam, ne jo galimybėms, o jūsų galimybėms. Tai va, tiesiog būtų gerai tada atsirišti, jeigu kas skambinkit, tada pasižiūrėsiu, kas ten darosi ir tada energetinę tą tokį valymą galėsime padaryti. Tvarkoj, taip, vienetukės kol kas tiek, laukiu komentarų, laukiu laikų, jeigu patiko, nes matau, kad peržiūrų daug ir patinkit mergičkos dėti ten širdeles, nes man tai yra kaip atlygis ir jeigu matau, kad aktyviau merginos jūs judate, tai tada man noras yra didesnis ir daugiau investuoti į video būrimus ir jums daryti tuos video. Todėl, kad matau, kad kažkokia graža yra, nes, sakau, peržiūrų daug, o komentarų ir laikų yra labai mažai, tai tada kažkaip tai ir galvoju, kam to reikia. Tai va, jeigu save atiduodi, atgal nieko negauni, net nei laiko, nei komentarą. Tai va, tai mergičkos netingėkit, dar pakartosiu tai bendroji informacijai. Ir jeigu jaučiate, kad kažkuris dar vyrukas jūsų galvoje šmėkščioje, tai va, galim dar poziciją pasirinkti, tai susitiksime kitoje pozicijoje. Gerai, dvejetukės. Mergaitės dvejetukės ir vyrai dvejetukai. Pažiūrėkime, ką jisai jums jaučia, ką apie jūs galvoja. Ką galvoja ir ką jaučia. Taip, jo mintis apie jūs, bet būtent apie jūs. Oi, kokia jūs faina, jo. Čia iš tos serijos noriu. Man šitą uogytę reikia nuskinti. Man tokia jinai faina, tokia graži, tokia murci. Ir ką, fantazuoju, o ką tu darysi kažką. Aišku, sekančiuose ten pasižiūrėsiu, sekančiame video, ką jis darys, kaip jisai elgsis. Daugelį atvejų, merginos, toks jausmas, kad jūs čia žaidžiate katės ir pelės žaidimus, nes jisai jūsų nori, jūs jam įdomi, bet kažkaip dėl veiksmų nepagaunu, kad jis kažką čia veiktų. Arba jisai čia banguoja jums. Tai atsiranda, tai dingsta, tai atsiranda, tai dingsta. Parašykit komentaruose, kas čia pas jūsų tą antrą poziciją. Nes tai jisai nori, tai jisai atsitraukia, tai jisai pirmin, tai jisai atgal, tai pas jį ten fantazijos ten įvyris. Tai sėdi užsidaręs, niekam nereikalingas, niekas manęs nemyli, niekam aš čia nebendrausiu. Tai ir vėl taip, o taip ir rodo tokie bangavimai, ne, tik atjojo, vėl dingau padarė. Palauk, tai ką tu apie ją galvoji, kavalieriau? Šitam gražuoliui diržo trūksta. Jisai labiau nori jūs išjudinti tam, kad jūs dėtumėt pastangas ir jį labiau investuotumėt. Planus huliganus galvoja, taip aš jos noriu, tai pasirodysiu, tai dingsiu, kaip pikaperis kažkoks, tai ne, va tos emocinės supinės. Manipuliatoriai labai mėgsta, narciziukai labai mėgsta tokius dalykus. Tai atsitraukia ir moteriams ir nervus ir gadinant, tų emocinių supinių ir supinėja. Gerai, o ką realiai galvoja? Tu čia man nesupinės rodyk. Va tą patį, planas huliganas, aš jai dabar galvą susuksiu tam, kad po to aš ją turėčiau. Bet turėčiau grinai tik dėl intimių santykių. Ką tu ją jauti? Kad noriu, negaliu jaučiasi. Blemba merginos, čia žinokit, toks kažkoks keistuolis pas jūs. Jį tai reikėtų gerai pakratyti už pakarpos paėmus, nes ką jaučiu, noriu ir atsitraukiu, noriu, tas žaidimas jam patinka. Jeigu jūs iš tikrųjų esate stipri asmenybė, charizmatiška, ir jeigu, pavyzdžiui, čia jūs šiandien pasirinkote mergičkos, kurios dažnai būna trečioje pozicijoje, ir perėjot į antrą poziciją, ir jums tie žaidimai malonus, nes ten stiprios mergičkos dažniausiai trečioje pozicijoje būna tokios alfa merginos, kurios, žinot, bet kam dar parodytų, kur vėžiai žiemoja. Tai va, jeigu jūs atėjote čia, šiandien patraukė jūs tą antrą poziciją,
Tai tada suprantu, kad jums įdomu vienas kitam ten nervus pagadinti ir ant tų emocinių supinių pasupti ir pažaisti, ne, katės ir pelės žaidimą. Kartais ten kaip tas katės ir pelės, ten Tomas ir Džeris, kur multikas, ten dar neaišku, kas laimės, taip. Ir tada taip, tada jums čia adrenalinas, čia jums tokie malonus tokie pojūčiai, intimus tokie seksualiniai pojūčiai, taip. Bet jeigu jūs norite ramių kažkokių komfortiškų santykių ir ilgalaikių santykių, ir jūs tikrai nesate iš tų, kurioms patinka vyrams nervus patampyti, tai tada mergičkos būkite atsargesnės, nes šitas tai jums tikrai jūs ant tokį kabliuką užkabins, kad jūs po to jausite, kad be psichologo, parapsichologo ir psichoterapeuto neapsieisit. Nes tokias emocinės supinės jis jums čia organizuos. O ko tu iš jos iš viso nori? Būtinai mergičkos sekantį video būrimą žiūrėkit, nes bus jo planai ir veiksmai, bet ir čia jo mes matom. Ko tu nori? Realiai jisai ko nori? Jis kažkada buvo atstumtas. Čia reikėtų jo individualiai žiūrėti, tada jau vis tiek, kai merginos skambina arba atvyksta, tai tada aš jau individualiai jį peržiūriu. Iki smulkmenų, taip. Jau ten visas smulkmenas ir praeitus gyvenimus ir vaikystę aš viską matau iš jo pusės, taip. Tai tada ten bus tiksliau. Bet dabar, tai aš matau, kad bendrai daugumoje šitų dviejetukų situacija, tai jisai kažkada buvo atstumtas, tai dabar jisai moteris kolekcionuoja. Nem kuo daugiau, tuo geriau. Visi kažkas tai ten biškė su priplaukimu yra. Rimtai, net ir energetika tokia sunkiai, kad jisai vis kažko bijo, jam kažkas neišeina, jisai pasitem daug kompleksų yra, merginos, gal tada nuo dviejetuko jūs čia gal pasistengkite atsitraukti. Čia toks tipažas, žinot, kaip būna, bėgti ir rėkti nuo jo. Lėkti ir rėkti. Oi, patarimas jums iš karto aiškus. Užsidaryti ir neleisti, kad jisai jūs čia tampytų jums nervus. O kai kuriais atvejais jums reikėtų jį pasiųsti ant 3 raidžių ir tegul jisai ten savo strikinėja, jeigu taip nori. Nes daugelį atvejų čia ne vienintelė. Pasičia tokių mergičkų dar pilna, kurioms ten rašinėja, dinginėja, kažkoks psichiškai nestabilus vyrukas, jeigu taip kalbėt. Tai jeigu buvęs, tai čia viskas aišku, dar gali jums ten pasirodyti, atsirasti, ten, arba jūs jaučiate, kad akuratai jisai taip šokinėja, bet tada bent jau jums nervų netampa. Jeigu jau jūs jį uždarėte. Bet jeigu esamas, tai čia jau prie košmarų, kitaip nepasakysiu. Tai merginos antra pozicija, jeigu jaučiat, kad reikia pagalbos, skambinkit, tada mes individualiai viską žiūrėsim. Nes čia kitų atveju, tai, sakau, tik stiprios moteris gali atlaikyti tokias supinės ir parodyti jam, kas iš tikrųjų čia laimė, ne? Kur vėžiai žiemoja, kaip aš ten išsireiškiau. O visom kitom, tai merginos gali po to ir ašaras pakliūti, ir po to ir nieko nenoriu daryti, ir užmigti negaliu, reikia migdomuosius gerti, ir raminamuosius, kam jums to reikia. Tai su antra pozicija atsargiau merginos, gerai. Tvarkoj, dviejetukės. Jeigu jaučiat, kad kažkurį poziciją traukia dar kažkoks partneris pas jūs yra, tai švilktelėkit, jeigu ką, tai stebėkim tada sekančiam darysime, žiūrėsiu tikrai gal kitą savaitę, pažiūrėsiu, gal pavyks greičiau, planai ir veiksmai, arba tada jau individualiai. Mano visi kontaktai yra, jūs tikrai mane greit surasit. Turiu omeny mano kontaktus, lengva surasti. Taip, gerai, judam, trejetukės. Mano mielosios trejetukės, aš jūs išgyriau prieš tai buvusiai pozicijai, o dabar pasižiūrėkime, kas pas jūsiški darosi galvoje ir širdyje. Taip. Trečia pozicija. Jo mintis apie jūs, bet būtent apie jūs. Labai nori susitikti, labai nori pabendrauti, labai laukia galimybės, kada galima būtų jūs pamatyti. Čia įvairiai, žinokite, net jeigu tai ir buvęs, ar kažkoks draugas, ar esamas, to susitikimo jisai laukia. Net jeigu buvęs, tai jisai vis tiek kažkur gali žinoti, kur jūs egzistuojate, kur jūs būnate, kažkur atvažiuoti ten. Pavyzdžiui, jūs kokioje parduotuvėje dirbate, tai gal atvažiuoti apsiprekinti, bet jisai, žinokit, nekantrauja. Gerai, ką tu dar galvoji, tai pasižiūrėsim, ką jaučia.
Ir jisai, žinokit, kas įdomu, jisai norės prieš jūs pasirodyti toks rimtas, atsakingas, su statusu, su autoritetu, kad jūs jį kažkaip įvertintumėte. Kam tau to reikia? Na, vat norėčiau pabendrauti, norėčiau gal kažkuo padėti jai, dar gal kažkokią, ta prasme jums, gal kažkokią pagalbą suteikti, kad vat jai būtų komfortiška, kad jai būtų gerai, kokiam tikslui. Nes gal jai reikia pagalbos, o aš galėsiu tai suteikti. Nesvarbu merginos, net jeigu tai buvęs. Nes aš jaučiu, kad vat, jūsų aplinkoje vyrukai vat, visi vat, labai švariai skleidžia tą energiją. Nes kitose pozicijose man reikėjo skirstyti, ten buvęs esamas, taip. O va šitoje pozicijoje taip tiesiog kaip sviestų patirta eina informacija. Gerai, ką tu dar apie ją galvoji? Faina, įdomi, dosni, gera. Įdomiai, jisai, kad ir kokie stipri jūs bebūtumėt, kad ir kaip jūs galbūt apie save silpniau galvotumėt, jisai galvoja, kad jūs esate ta, kurią galima pasitikėti ir ta, kuri, jeigu reikia, jinai ir pagalbos ranką išties. Ir jinai tai padarys su nuoširdumu, su gerumu, su šiluma, su tokia meilė, ta draugiška tokia meilė, taip. Ir vat, žodis šilta, vat šilta, ne kažkokia piktybinė žiežula, taip, kuri, oi, tai ko aš čia dabar kažkam padėsiu, o va tokia, pagalbos reikia pirmin, darom, varom, judam, stengiamės, taip, vat kažkokią šilumą jaučia. Kad nejaučia, bet vat galvoja, kad jūs esate šilta. Dar jisai nelabai supranta, ar jūs ant jo pykstate ar ne. Nu, kas ten pas jūs buvo? Nu, kažkoks etapas buvo, merginos, kad jūs gal susipykot, vat galėsit, ten ar man individualiai būna atsiunčia elektroniniu paštu pasidalinimą, jeigu nenori, kad viešai matytų, tai va, Oksana, tokia pozicija buvo tas. Arba tiesiog tada komentaruose parašykite. Tai vat, nes matau, kad jūs kažkaip tai čia buvot jam biškį velnių atrašiusi. Arba iš vis nuo jo užsidariusi, daugumoje atveju mergičkos pradėjo naują gyvenimo etapą, atsitraukia, taip, ir apie jį net negalvoja. O jisai pat ir svarsto, ar jūs ant jo dar pykstate ar ne. Nu ir kam to reikia? Nenoriu bartis, nenoriu kariauti, noriu, kad jin mane įvertintų vis dėlto. Noriu būti šalia jos, cacelelė, geras kačiukas. Jis tik tai žiūri šalia jūsų. Va taip tik tai eina žemyn, tai iš imperatorius, į karalių pentaklių ir karalių taurių. Taip, kad vat, aš nebenoriu būti realis, aš jau noriu būti toks jaukesnis, geresnis, jau toks šuniukas, kačiukas, kuris sėdėsiu, taip, aha, va taip žinot, kaip mano galva. Aha, mažutė, viskas, jo, ką norit, tą viską padarysiu, viskas. Net jeigu tai yra buvęs. Gerai, o ką tu jie jauti, ko tu čia taip? Na, bet patinka, įdomi. Net jeigu tai yra pati pradžia santykių, tai jisai jaučia, kad tikrai su jumis norėtų būti, jūsų prarasti tikrai nenori ir kuo toliau, tuo labiau susižavi. Jeigu esamas, tai jisai jūs myli, kad ir kokia žiežula jis bebūtumėt, taip, nes jaučia, kad su šita nelengva, bet vis tiek faina, negaliu be jos. Jeigu tai yra buvęs, jisai kažkaip pradeda savo pripažinti palengva, kad jūs myli, arba savo susidėlioja, kad aš vis dar ją myliu. Parodai, ką tu dar ją jauti. Sunkus skausmas širdyje. Kodėl skausmas? Ai, tu dabar nesiskus, sakys, ką tu ten jauti, ko tu ten tas skausmas. Nu, kai kuriais atvejais jisai čia man skundžiasi, kad kitur niekur jam čia taip gerai kaip su jumis nėra. Supranta, kad jam be jūsų blogai, bet kuriuo atveju. Jisai man čia skundžiasi, nes ten skirtingi tada jau vyrukų
sakysime, tie pokalbiai mano, nu, apie jūs, taip. Vienas, kad vat, man šitągi be jos pasiilgau, kitas, kai vat, kad aš ten su kitom bendravau, man ten nieko nesigavo, jūs geriausia ir jam ten suprato, kad be jūsų niekaip. Dar vienas supranta, kad jam tada finansiškai problemos ten neišeina, kad su jumis geriau, o dar vienas mato, kad jam ten viskas sustojo, o jūs be jo čia švytit, gyvenat, mėgaujatės ir jam viso to trūksta, tai kas buvo su jumis. Sunku jam be jūsų, bet kuriuo atveju. Sunku. Nu, ką tu dar jauti? Na, žinot, kai vat būna vat prisidirba žmogus, arba taip vienas liko, sustojo, arba įsivaizduoja, kad, nu, čia jeigu esate santykiuose, tai įsivaizduoja, kad kaip buvo prieš jūs ir kaip su jumis, tai dėl to jūsų praras nenori, nes supranta, kad tos tuštumos, kuri buvo kažkada, jisai nebenori, nes su jumis tos tuštumos nėra. O jeigu tai yra buvęs, tai tada jis, žinot, kaip būna, viskas sugriuvo, sustojo, pamatė, apsižiūrėjo, koks pas mane dabar tas gyvenimas, čia aš dabar jo vardu kalbu, tai koks dabar gyvenimas, suprato, kad didelis bet nešaunus dalykas, suvokė, kad viskas sugriuvo ir supranta, kad vis dėlto norint viską taisyti, tai va tada reikia tiesiog pradėti su jumis kaip ir kontaktuoti, bet ne faktas, kad jūs pradėsite bendrauti su juo. Bet jisai stengsis, žinokit, stengsis. Net jeigu tai buvęs, jisai pasirodys jūsų horizonte, o ką tu ten darysi? Nu, aišku, ten sekančiam video būrime žiūrėsim jo planai ir veiksmai, bet čia rodo, kad biški gali kažkaip tai pasiskusti, biški gali taip mestelėti tokią, vat, žinot, kaip būna tokia, vat, ai, nu man be tavęs blogai, ir stebės, ai, jam be jūsų, oi, jums be jo blogai, ar ne, vat, kokia jūsų reakcija, vat kažką tokio gali mestelėti, bet čia jau tiksliau žiūrėsime arba kitame, sekančiame video būrime, tai va, nepraleiskit. Jeigu neužsiprenumeravusios, prenumeruokit, ten užsirašykit ten šitągi, sekite mano puslapius, ten Instagramas, Facebookas ir YouTube'as, kad nepraleistumėt, taip. Arba tada merginos jau individualiai. Tai vat individualiai, tai visi kontaktai mano yra, pamatysite po video. Ir ten tada jau mes pasižiūrėsim, kas ten iš tikrųjų jam darosi. Ir ar tikrai verta duoti tą šansą, nu, bet kol kas siūlyčiau merginos neskubėti, nepult, tik dėl to, kad jam sunku vėl iš naujo su juo santykius formuoti, nes ne faktas, kad jums be jo iš tikrųjų yra blogai. Nes kaip mačiau, daugelį atvejų pas jūs be jo yra tikrai geresnis gyvenimas negu su juo. Jo, sako, neskubėkit. Tegul dabar jisai ten viską virškina, taip, tegul pasikankina, jam tai nauda, o jūs neskubėkit, užsiimkit savo reikalais. Jeigu kažkas svarbesnė bus pajusti, skambtelėsit, pasižiūrėsim gerai. O jeigu viskas daugmaž pas jūs čia taip dėliojasi ramiai, tai galėsime sekančiam video būrime pasižiūrėti, kaip pas jūs ten toliau bus, ką jis planuoja ir ką darys. Ir merginos turėtukės, žinau, kad tai bendrą informaciją jūs neisit. Peržiūrų daug, laiko, komentarų mažai. Tai va, taip aš minėjau kažkuriai pozicijai, sakau, jeigu jaučiat rezonuoja, dėkit, nes man kaip tai yra kaip graža ir jeigu aš matau, kad daugiau yra aktyvumo iš mergaičių pusės, tai tada pas mane yra ir noro daugiau ir filmuoti, taip, nes vis tiek skiriu tam laiką. Tai va, taip, kad dėkit laikus, rašykit komentarus, arba jeigu norit pasidalinkit, taip, tiesiog, vat, kad aš žinočiau, kad tikrai jums tai yra aktualu. Tvarkoj, mergičkas, tiek, paleidžiu jūs, susitiksime arba individualiai, arba kitose video būrimuose, o aš perinu prie ketvertukių. Merginos ketvertukės, pasižiūrėkime jo mintis ir jausmai. Būtent jums, būtent jūsų atžvilgiu. Panagrinėkim, gerai, ką jis apie jūs galvoja? Kažkoks nedrasus, va, tik norėjau pasakyti, kažkoks nedrasus, norėtų pabendrauti, norėtų pakalbėti, bet jau jam jau taip, jau kinkos dreba, apie ką tu norėtum pakalbėti. Kai kuriais atvejais, kad jam ten, žiūrėkit, jeigu pas jūs su juo yra intimus santykis, tai yra jūsų partneris, tai jisai norėtų aptarti,
kažkokia situacija susijusi su jūsų intimiais santykiais. Galbūt kažkokias nori ten korekcijas padaryti, taip, arba jam kažkas nelabai ten patinka, arba jam ten nesigauna, arba jisai taip negali, kaip jūs ten norėtumėte, nu, vat kažkas dėl intimių santykių. Jeigu tai yra tik pradžia, tai jisai vat norėtų jau kaip ir pradėti kalbėti su jumis apie tai, kad kažkaip tai gal reikėtų pereiti prie intimesnių santykių, bet vis dar kažkaip nedrįsta. Bet aš jaučiu, kad pas jį ten dar yra ir kažkoks jauduliukas dėl šito intimių santykių. Ar jis pergyvena, kaip pas jūs tai bus, ar jis pergyvena, ar jisai ten sugebės jūs patenkinti, nu, vat kažkas ten tokio, žinokit. Jeigu tai yra buvęs, tai jisai kaip ir norėtų vėl su jumis susitikti ir jisai ten biški pergyvena, ar jūs ten sutiktumėt bent jau tokiem dalykam susitikimus daryti, bent jau tik dėl intimių santykių. Ir bijo. Ir nori, ir bijo. Gerai, ką tu dar galvoji? Nu, vat, tad bijau, visko bijau, kaip pelė pašluota, žinokit. Ketvirtukas, mergaitės, kas čia pas jūs per kavalierius, ko jis ten pasislėpęs pašluota? Nu, ką jūs čia tokį pasirinkot? Viską bijau, noriu, bijau, kinkos dreba, viskas dreba, akis išsilaksto, rankos irgi dreba. Tai gerai, apie ją ką galvoju, nu, kad tu bijai, tai mes čia matom. Šiaip tai bendrauti su jumis bet kuriuo atveju labai norėtų, bet jisai nežino, kaip prieiti. Jeigu tai yra koks nors jūsų kolega, taip, nu, arba bendrakursis, kas mergaitės jaunesnis, gal bendraklasis, tai jisai kaip ir norėtų prie jūsų prieiti, jūs ir gal ir jaučiate, dėl to jį ir žiūrite, ir norėtų pradėti su jumis kaip ir draugauti, arba bendrauti arčiau, bet vis nesiryžta, nu, vat nesiryžta jisai. Gerai, nu mes supratom, kad tu nesiryžti, bet nori. Tai gerai, ką tu jauti? Oi, kokia jinai faina, ir man stogas nuo jos važiuoja, aš taip noriu su ją būti, ir aš nežinau, kaip čia dabar prieiti, kaip čia dabar pat ką padaryti, kaip padėti, kaip čia su ją bendrauti, ir aš čia myliu ir kankinuosi, va, jisai man tiesiai šviesiai sako, aš myliu, man stogas važiuoja, aš kankinuosi ir nežinau, jinai tokia faina, nu, čia toks vyrukas įsimylėjęs, ir kad ir kiek jam metų bebūtų, bet toks jausmas, kad nelabai jisai čia išdrįstėms kalbėti. Jeigu mergaitės pasirinkote poziciją, kur jisai ten aktyviai su jumis bendrauja, čia ne ta prasme, pasirinkot ketvirtą poziciją, bet vyrukas, į kurį žiūrite, labai aktyviai bendrauja, čia ne jūsų pozicija. Pasižiūrėkite kitą. Matyt, jūs tiesiog užsifiksavo tuo, tai šiaip prašio ketvirtą poziciją pasirinkot, arba tiesiog, nu, paskubom. Nes čia tai tiesiai šviesiai žmogus, kuris neskuba, kuris įsimylėjo savo merginą, tai yra ta, kuria iš tikrųjų tinka ketvirtą poziciją, norėtų bendrauti, jisai ją ten galima sakyti jau ir dievina, ir myli, ir stogas jam važiuoja, ir naktimis nemiega, ir pergyvena, jūs pamatęs ten, jam ten rankos kojas dreba, balsas dreba, nežino gal kažkaip ir kaip ir žodį ištarti, norėtų pradėti su jumis bendrauti, norėtų pradėti su jumis kontaktuoti, arba pradėti aptarinėti tą klausimą dėl intimių santykių, bet vis kuklinasi, nežino kaip prieiti, nežino kaip pradėti, kad vat, jūsų neįskaudint, kad jūsų neatstumt, nu žodžiu, vat toksai, vat. Ką tu dar jauti? Nu, vat matosi, ką jaučia. Nu, faina, kaip man sunku, neįmanu, bet taip sunku. Nu, žodžiu, įsimylėjęs vyrukas. Jau čia taip įsimylėjęs, kad jam ten stogas važiuoja. Gerai, ką tu dar apie ją galvoji, nes kažkaip greitai jis čia man pasakė. Nu, kad mes, tai yra mano antroji puselė, vėl tas žinokit, per tą patį. Ir myliu, ir sunku, ir noriu, ir myliu, ir reikia, ir be jos negaliu, ir nežinau, kaip prieiti, ir kaip čia aptarti, ir kaip čia pasakyti. Gerai, o jeigu čia yra jūsų partneris, kur sakiau kažkokie intimus, kokia jinai faina, ir kokia jinai stringa, ir kokia jinai graži, bet kažkas ten nesigauna, reikia kažkaip kitaip padaryti kažką. Žodžiu, mergičkos, nu norit, patarimas jums, pažiūrim. Pasistengkit labai stipriai jo ten su kitais nelyginti, nes jam yra tai labai sunku ir labai stipriai greitai neatstumėt, nu, nebent tik tai koks buvęs čia pas jūs, tai žinot, kuris jau tikrai jau pavargot ir galvojat, stoktų nuo manęs. Tai ten reikėtų atsargiau, reikėtų jau individualiai žiūrėti, kaip su juo bendrauti, nes, nu, maža kas tokiam kartais būna stogas nuvažiuoja, pradeda po langais vaikščioti pirmin atgal. O šiaip kitais atvejais, nu,
tiesiog užveskite kalbą apie tai, jeigu jums aktualu. Bent jau biškutį, kad jisai tada jau įsidrasintų ir pradėtų dalintis tuo, kas jam yra svarbu. Nes labai daug nešioja širdyje ir kaip jau kartojusi, nori pasikalbėti, nori išsikalbėti, nori pradėti bendrauti, bet vis nedrįsta. Čia nenustepsiu, jeigu jisai dar tas vyrukas yra kokiai draugo pozicijoje, būna tokio atveju. Taip, kad draugo pozicijoje norėtų jau pereiti kaip rimčiau, bet nežino, nes kaip eiti, kad jūsų neprarast, kad jūs nestumtumėt jį, kad jūs kažko blogo nepagalvotumėt ir kad ta draugystė nenutrūktų, nes jeigu jūs prarast, jam tada bus dar sunkiau negu kad jau dabar. Jeigu iš viso jūs prarast, tai dėl to, kad per aktyviai savo emocijas, savo jausmus išreiškia. Įdomi situacija, mergaitės, tai va, turėkite omeny. Gerai, ketvirtukės merginos šiandien tiek, sekančiam kartą bus jo planai ir veiksmai, jau tiksliau matysim, taip. O šiandien tada tiek, jeigu jaučiate, kad kažkurį poziciją dar kažkoks vyrukas traukia, galėsite pasižiūrėti. O aš perinu prie penketukų ir penketukių. Na, penketukės. Pagalvokite apie save, pagalvokite apie jį. Taip. Pasižiūrėsim, ką jis apie jūs galvoja. Ką jis apie jūs galvoja. Nu. Pirma, galvoja, kad jūs esate stipri ir antra, galvoja, kad jūs nuo kažko atsitraukėte, kad jūs išėjote iš kažkokių santykių. Į dvi dalis skirstysiu. Jeigu tai yra tas buvęs, nuo kurio jūs ir išėjote, tai tuomet jisai dar ten pakikena, galvoja, va, tai dabar pati, viską pati. Be manęs, norėjai? Tai va dabar, tempk viską ant pečių. Jisai dar toksai pakikena, pažiūrėsim, kaip čia kas bus, ne? Va, aškai toks erelis. O jeigu tai yra visai kitas žmogus ir jis žino, kad pas jūs dar buvo kažkokie kitokie santykiai ir jūs iš tų santykių išėjote, tai tada jis ir galvoja, kad jinai viską ant savo pečių tempia, jinai paliko kažkokį tokį vyruką, kuris ten pats nelabai ką darė, jūs su juo bendrauti nebenorėsite ir tiesiog jūs pati tvarkysite. Jeigu tai yra tas, nuo kurio jūs išėjote, tai jisai ten kikena. Jeigu tai yra ne tas, nuo kurio jūs išėjote, neužilgo, taip, ne per seniausiai, tai tada jisai jūs mato ir supranta, kad jūs esate gana stipri asmenybė, kuri gali su visko pati susitvarkyti. Ir kad gana ramiai susitvarkysite, be problemų, kad ir kokie ten vyrai pas jūs ten buvo, jūs juos galite atsijoti, parodyti savo charakterį, jeigu norėsite, jūs pati viską pasieksite. Ir tada netgi tokiu atveju aš jaučiu iš jo pusės, iš to normalesnio, ne tas, kuris ten išsidirbinėja, o iš to normalesnio, nesakau, dvi dalis skirstau, kad net iš jo jaučiu jūsų atžvilgių tokią kaip pagarbą. Kad šita, jinai tokia, jinai išskirtinė. Kad ir kas be nutiktų, jinai kažkaip tai moteriškai, bet ramiai išeina iš bet kokios situacijos. Paskirstom, gerai? Tai tas, kuris normalus ir tas, kuris tas toksai kikenantis, paskirstom, gerai? Nes čia jūs, merginos, sugužėjote iš skirtingų situacijų, taip, į vieną poziciją. Normalus, žiūrim, ką dar jis galvoja apie jūsų. Faina, įdomi, stipri, galinga, kad jeigu ten ir pasaulis grius, jinai ras, kaip išeiti iš šitos situacijos. O jinai tai viską sutvarkys. Ir nebijanti, jeigu kažkas jai nepatinka, jinai nebijo padaryti šnai. Jinai tiesiog nebijo atsitraukti, nebijo nukirsti visus galus, kampus, pradėti nuo nulio. Ir jinai tikrai nepanikuos ir nesidės ir neverks. Čia aš apie jūs atsakau. Čia jo tokios mintis, ką tu dar galvoji. Faina. Ta, tikrai, su kuria galima būtų ir ugnį, ir vandenį, ir su kuria tikrai, jeigu kuris vyras bus, jeigu jis kažkada buvo jūsų partneris, taip, bet ne tas kikenantis, arba jeigu jisai dabar yra jūsų, taip sakysim, partneris, tai jisai supranta, kad su jumis galima toliai eiti, nes jūs turite stiprią patirtį ir šalia jūsų kiekvienas žmogus gali tapti stipriu.
Ir jums būtų geriausia, kad jūs turėtumėt stiprų vyrą, kuris jūs vertintų, bet jūs esate ta moteris, su kuria galima gyventi ilgai ir laimingai. O čia esi taip mąsto. Čia tas, kur normalus. Dabar tas, kur kikenantis. Nu, parodyk man, ką tu čia galvoji. Oi, taigi ašgi viešpas Dievas, taigi tu manęs pasiilgsi, taigi tu ten geresnių ten nesurasi. Aš čia geresnis. Nu, davai, rodyk. Nors šiaip tai, žinokit, viduje jisai irgi taip pat suvokia pasąmonėje, kad jūs čia be jo tikrai neprapulsit. Kad čia jisai gali labiau verkti negu jūs, bet jisai save ramina, nieko. Paverksi, pasėdėsi, be manęs tu prapulsi, prie šiukšliadėžių atsidursi. Jeigu dar nedaug dievė su vaikais, tai iš viso šiukšliadėžėse maistą ieškosi, tai jisai va taip va. Nors iš tikrųjų jisai pasąmonėje, nes čia dabar mintis vienokias, o pasąmonė, tai jam kirba ir šneka visai ką kitą. Jisai supranta, kad jūs tikrai prie šiukšliadėžių nesėdėsite. Ir su vaikais tikrai nebadausite ir iš šiukšliadėžių maistą tikrai nesirankis. Nu, ką tu dar galvoji? Vat susirasiu geresnę ir va tuomet tu gailėsies, kad tu mane praradai, be. Merginos. Anekdotai prasideda. Ir vat suprasi, kad aš esu geresnis, kad aš tu buvau likimo skirtas, o tu manęs neišsaugojai. Jisai gali ant konkurencijos, vat pasižiūrėsim. Pasižiūrėsime sekančiame video būrime, ką jisai darys. Nes aš jaučiu, kad pasi tokias mintis, kad kažką kitą susirasti, kad jums nervus pagadinti. Šitas, kur kikenantis. Ir tik tai tam, kad jūs įvertintumėt, koks jisai fainas buvo, kad pas jūs konkurencija atsirastų tos jo atžvilgių su tą moterį. Gerai, įdomi čia situacija pas jūs. Gerai, žiūrim toliau. Taip, dabar ką jaučia normalus ir po to pažiūrėsime, kad tas kikenantis jaučia. Nu, ką normalus jaučia jums? Patenkinta, žinokite. Jeigu jūs su juo karts nuo karto bendraujate arba aplamai bendraujate, jisai tikrai vertina tą bendravimą, bet kažkaip neplanuoja skubėti, ko tu neplanuoja skubėti, jeigu čia yra kažkokia draugystė. Jis nenori jūsų kažkaip varginti. Dėl ko? Tu jauti, kad pas ją ir taip šitų rūpesčių daug. Jo, sako, pas ją tų rūpesčių buvo daug. Nenoriu jai lysti į akis, nenoriu jai ten be reikalo ten apkraut kažkuo. Tai gerai, tai ką tu jai jauti, nes tu čia taip užsisukai. Nu, jaučiu tai, kad plemba, mane prie jos traukia. Vat man jinai yra svarbi, jinai vat mane kaip magnetų pritraukinėja. Ir... Na, vat matau aš ją, pamatau, man tada sunku. Ir gerai, o jeigu čia esamas, tai vat irgi taip pat, jisai supranta, kad pas jūs ir savų reikalų pilna, jis kažkaip, tai žinokite, mergičkas labai stipriai ten jums į akis nelenda, kiek aš matau, vat pasidalinkit komentaruose, gerai, bet jam bendravimas su jumis yra tikrai malonus, jisai jaučia, kaip minėjau, iš pat pradžių tokią pagarbą, labai stipriai pagarba eina, net jeigu tai yra buvęs, bet ne tas, kur kikenantis. Stipriai jaučia tokią pagarbą, jūs jam kaip moterų tarpe autoritetas tarp kitų moterų, tai, kurią reikėtų visoms kitoms moteriams lygiuotis, taip. Tuo pačiu metu jisai džiaugiasi, jeigu jūs mato, jeigu su jumis bendrauja, jeigu jums susitinkate, jis jaučia, kad jūs jį vis dar traukiat. Taip, ir tuo pačiu metu jisai pats save prilaiko, kad be reikalo jūsų nevargintų. Bet šilti jausmai yra. Dėl meilės, nu, va čia reikėtų individualiai žiūrėti, nes, nu, merginos, taip sakau, kol kas, va, tuos bendrus charakterio bruožus, pojūčius nupasakojom. O jeigu norėsite tiksliau, tada jau reikėtų individualiai va šitai su situacija išnagrinėti. Ypač jeigu čia pas nors draugas naujas, su kuriuo jūs norite draugauti, ar verta ar neverta, tai tada reikėtų individualiai. Tai va, bet va tai, ką jaučia dauguma ir tai, kas ryškiausiai eina, bet aš jį pati, ne tik per kortas, aš pati dabar jį jaučiu, taip, va jūsų partnerius, aš skanuoju jų emocijas, jų jausmus, taip. Tai va ta energetika labiausiai pasireiškia.
Gerai, o va šitas kikentojas, surinkime tada šitas kortas. Ką kikentojas jaučia? Aš jaučiu, kad kažkodėl dėl kikentojo man norisi kortas surinkti visas. Taip, kikentojo, vat pasirodė, gerai. Ką tu ten jauti, kikeni, iš savęs kažką statai. Nurodai, ką tu jauti. Jisai bando parodyti, kad man jūra iki kelių. Kad man viskas dzin. Norėjau kitą žodį pasakyti. Nu, bet jūs irgi tą žodį irgi suprasite, ne? Tai va, kad jam viskas dzin, kad pasigyvenimas šitas bus lengvas, kad tu man čia nereikalinga, tu čia pati iš paskos lakstysi, aš čia toks visas erealius, jau nusiteikęs jisai, kiek matau, kad jau su kitom bendraut, tavęs gal neprisileisiu, prisileistum. Nu, laužysiuos, vat, kad tu pasikankintum. Gerai, tai ką tu jai dar jauti? Šiaip tai jūsų bet kuriuo atveju pamiršti negali, nes, nu, jeigu tokios mintis emocijos, žinot, kaip iš tos pusės, iš tos serijos, lėkiau iš paskos jūsų ten 10 kilometrų tam, kad pasakyt, kad man jūs nesuspjaut. Bet iš paskos bėgo 10 kilometrų, ne? Tai va, kad pasakytų, kad tu man nesvarbi. Va, taip va. Tai kam tada bėgti? Tai va čia ta pati situacija. Jaučiu, kad jūs jį gerai užkabinote ir jisai nenori pripažinti, pats skanuojant, nors čia nerodo, bet va, aš jį skanuoju, va, jūsų tą tipažą vyruko. Jaučiu, kad jūs jam ten gerai, ten nagus ir ragus kažkur aplaušit. Ir pas jį, va, tas yra kažkoks, tai žinot, toksai, va, kaip citrina suvalgęs, toks rūgštus, toksai, va, emocinis diskomfortas, kad, nu, neskanu buvo, nu, neskanu, taip jinai teisingai, bet, va, neskanu, kad man jinai parodė, va, kažką tokio, ką aš vis bandydavau nuslėpti. Arba kad jinai man nepaklauso, arba dar kažkas. Nu, va, ten yra, va, ta tokia rūgštelėjusi, tokia emocija pas jį jaučiasi. Ir, apsižiūrėsiu, įsiskaudinimas yra, kaip mažas vaikas, taip žinot, atkeršyti nori, va, tu ten kentėsi, aš savo ten ausis nusišaldysiu, tai va, tu kentėsi už tai, kad mano ausim šalta, ne? Čia kaip vaikai sako, nusišaldysi ausis, mamai ant pykčio. Tai va, iš tos, va, serijos, nes jis man kaip vaiką dabar kažkaip taip primena su tokia elgesiu. Ir bandymas bus jums įrodyti, kad jis yra realis tam, kad jūs pasikankintumėt. Nu, vat yra toksai, vat, poreikis tokiam lengvam kerštui, kad tu man nesvarbi, bet, vat, kad tu pasikankintum, aš kažką pridarysiu ir stebėsiu, ką tu darai. Na, jeigu tu nesvarbi, nu, tai ko tada? Ko tada lakstyti ten 10 kilometrų ir sakyti, kad tu man nesvarbi? Svarbi jūs jam, bet kuriuo atveju. Vat pasidalinkite, kaip jūs jam ten tuos ragus nagus aplaužėt, nes labai nejaukiai vyrukas jaučiasi. Gal bandė prisiderinti, jūs taip intimiai, o jūs jiems sparnelius apkirpat. Gerai, šaunuolis. Galit pasidalinti, žiūrėk, kas ten darosi. Tai, va, žinutės eina tik tai. Galit pasidalinti, kad vat, nusišypsotume, kaip jūs ten penkta pozicija šitam gražuliukai dabar sugebėjote taip atkeršit, ką jūs ten tokio padarėt, kaip jūs jį ten per dantį patraukėt, kaip jūs jam ten nervus pagadinat, nes iš tikrųjų žiūriu, kad jam reikėjo tą padaryti. Aš jaučiu, kad jis gal kažkaip norėjo jums ant sprando atsisėsti, bet jūs taip išmetėt kaip mūsų išbarščiais, dabar dėl to psichuojate. Gerai, ką tu dar jauti, parodyk? Vat yra įsiskaudinimas, jam nekomfortiška, vat jį ten viduje laužo. Nu, vat kaip minėjau, citriną suvalgė, labai rūgštų, labai nefaina, labai nemalonu ir vat ir galvoja, kaip čia dabar aš tau už tą citriną biškį kaip ir atkeršysiu. Gerai, tu kažką rimtesnį dar nepakenksi? Ne, kažko rimta ne, bet vat tiksliau pasižiūrėsim gerai, nes čia skirtingi vyrukai, bendroji visumai, kad ne, jisai ten labai stipriai ten nepridirbs jum. Bet sekančiam video būrime pasižiūrėsiu, ką jisai iš tikrųjų planuoja, nes ten atskirai irgi išskirstysiu pozicijų ir gal irgi 5 padarysiu. 5 gal padarysiu. Ir tada konkrečiai pasižiūrėsime, ką jisai planuoja ir ką jisai darys. Ten 3 mėnesių bėgiai, ten 2-3 mėnesių bėgiai, kad jūs jau būtumėt, nu,
pasiruošusi jo visiems šitiem išsidirbinėjimams. Ir kai tik tai tas įvyks, galėsite tiesiog nusišypsoti. Tai va, kaip ir taip jo, nurodo, va tokia situacija, žmogus įsiskaudinęs, įskaudinot mergaitės jūs. Tai va, 5 pozicija, tiek pat parašykite, va visom irgi sakau, merginos. Netingėkite dėti laikus, nes aš kai matau, kai yra tas bendravimas, kai jūs dedate tos laikus, tas širdelės, arba ten komentaruose parašote, taip, tada tiesiog aš jaučiu jūsų tas energiją, tada ir čia aktyviau jūs matysite. Merginos, beje, tos, kurios nuolat tai daro, parašykite kitoms ir pasidalinkite, nes tikrai jaučiat, kad tada informacija, kai dėstu, toks jausmas, kad jums eina tada individualus būrimas, nes aš tada jūs labiau jaučiu ir jūsų energetiką ir tada jums tiesiog ta informacija eina tiksliau, taip, giliau, gal taip pasakysiu, nes aš jūs jaučiu. O tos, kurios tik peržiūrėte, tada tos ir blaškosi. Tai va, taip kad netingėkite, dėkite laikus, prenumeruokite mano YouTube'ą, Instagramą, Facebook'ą, kad nepraleistumėte galimybę, nes dedu ir video būrimus, ir foto būrimus, ir praktikas dedu, ir informaciją dalinuosi, tai va, tiesiog, kad bendrautumėt, kontaktuotumėt, o ne gyvai, nes dirbu gyvai, be jokių dirbtinio intelekto darbų, taip, nes pas mane viskas gyva, aš vertinu tikrai, beje, irgi retrytį stebėkite, nes yra, kam reikia, nepasakiau, mergaitės. Dar yra 11 dienai, gal porą vietų, balandžio 11 į santykių retrytą. Ten irgi labai giliai dirbsime su santykiais, kas skirta pagal ir astrologiją, ir pagal jūsų asmeninę energetiką, ir pagal jūsų žemiškas vibracijas, nes žemėje gimėm. Tai va, ten bus labai įdomu. Tai va, ir sielos partnerį, beje, žiūrėsime, mergaitėm labai patinka ta praktika, kai sielos partnerį, po to, kai jie pasirodo, sako, Oksana, sutikau. Tai va, irgi faina. Tai va, irgi stebėkite į retrytus, jeigu norėsite, galėsite užsirašyti įvairūs retrytai, įvairiom temom, stovyklos vasarą bus vėl planuojame, jeigu viskas bus gerai, Zarasuose, Zarasų rajone, taip, savaitgalinės stovyklos. Tai va, irgi bus faina pabendrauti. Tai va, taip, kad sekanti tema bus jo planai ir veiksmai. Taip pat jaučiu mergaitės, kurios nuolat kontaktuoja, taip, su tinklais, širdelės ir visa kita. Jaučiu, norite jau kažkaip ateities kažkokius santykius pasižiūrėti, taip, tai parašykite, ar koks ateinantis partneris, ar esamus santykius norit, kad pasižiūrėčiau, kad tada žinočiau, kurią tą temą artimiau panaudot, nes jaučiu kažkaip tai link pavasario jums norisi meilės reikalų, tai pasižiūrėsiu, gerai, tai rašykit, kokių temų norit, pasižiūrėsiu tos bendrai, tai padarysime tokius video būrimus, kam svarbu, kam reikia individualiai, su visom smulkmenom, su įvairiom tom, su įvairiais niuansais kiekvieno žmogų, tai tada individualiai visi kontaktai yra ir ką, lyg tai viską išsakiau, tai kol kas, taip, gražaus savaitgalio, šventinio savaitgalio, tai visoms linkiu gražaus pavasario ir neužilgo vėl susitiksime. Šiandienai tiek ir iki kito karto. Su jumis buvo Oksana Serafim, kol kas ir ate.